Pereisim prie pakaitinio kvėpavimo pratimo ir mes jį praktikuosim. Kas turėsit akinius, paskui jau, kai pasakysiu, pasidėkit tiesiog šalia savęs, kad jums netrukdytų. Mes su rankomis sudarysim tam tikras padėtis, jos jogoje vadinamas mudros, nežinau, teko, neteko girdėti tokį žodį. Tam tikra energija, kuri teka ir taip toliau, bet tai yra rankų padėtis, kurios padeda mums atlikti vienus ar kitus pratimus. Mūsų kūne vyrauja du poliai. Šitą tai jau tikrai žinot, kad kairys ir dešinys mūsų smegenų pusrutuliai yra atsakingi už skirtingus dalykus. Taip ir mūsų visame kūne vyrauja viena ir kitokios energijos. Tai tam, kad mes jas harmonizuotumėm, stabilizuotumėm, ten, kur per daug šiek tiek prislopinam, ten, kur per mažai šiek tiek aktyvinam, kad nebūtumėm per daug labai jautrus arba per daug labai pasinėrę į skaičiukus vien tik tais ir būtų tas balansas visame gyvenime, tai yra harmonizuojantis kvėpavimo pratimas. Pabandysim, atsisėskit tiesiai, kojos nesukryžiuotos, jeigu pasiekė tiesiai, dėkit per tarpelį kojas pilnais padais, kiek įmanoma. Imu kėdę kaip pavyzdį, gerai, kas nematysit. Kiek įmanoma dubenį, čia kryžkaulį, prispaudžiam ir tada atsisėdam tiesia nugarą. Kad nebūtų tokia padėtis, ne tokia, ne, mes įstatom dubenį ir jeigu darysit su pilna šičia nugarėlė, kažkur tai sėdint, tai turi taip. Kartais būna, kad ūgis yra toksai, kad mes nesekiam pilnais padais. Tada kokią dėžutę arba pagalvėlę, kad galėtumėm pilnai ir kulnai nusileisti. Kitas būdas, kaip atlikti tokį kvėpavimą, yra atsisėsti ant kieto paviršiaus, kažkaip patogiai sukryžiavus kojas, ir ištiesinti nugarą. Tai aš taip darysiu. Gerai, sėdim šitaip. Pasiėmam savo kairę ranką ir sujungiam nykštį su rodomuoju pirštu. Delnui viršų ir lengvai visai atpalaiduota padedam ant vienos savo kairės kojos. Kaip patiks tai. Su dešinė ranka užlenkiam antrą, trečią pirštą, antras ir trečias. Priartinam ranką prie savęs ir pasitikrinam. Ne ranką reikia kelt prie galvos, bet taip kaip ranka yra, nosį leis žemyn, kad nykštys uždengtų dešinę nosies landą, nykštys dešinę, kaip sudėtinga, ne? O jeigu pakeičiam kiti du pirštukai, labiau tas ketvirtas bevardis uždengia kairę. Taip ir taip kvėpuosim. Tai pirmas dalykas, ką turim padaryti, neįtempti dešinio peties, o jį atpalaiduoti. Visai paleidžiam. Tai po kol kas paleidžiam ranką ir truputėlį pasižiūrėsit, ką daryti. Viską sakysiu ir kai paprašysiu užsimerksit. Gerai. Pabandysim mes kvėpuoti per 4 sekundės. Paimsim nei daug, nei mažai. Tai reiškia, mano įkvėpimas bus. Iškvėpimas. Per 4 sekundės įkvėpsim, per 4 iškvėpsim. Sakysiu, kada ką uždengti, kaip ten kur padėti ir taip toliau. Jeigu kažkam bus labai per ilgu tos 4 sekundės, pabandykite truputį palaukti. Bet jeigu per trumpai, tai tiek pavyks, nes nežinau jūsų galimybių, mes kiekvienas absoliučiai turim skirtingą kvėpavimo greitį. Gerai? Taigi, kairė ranka, kairė, pasideda nykštys su rodomuoju, dešinė ir priartinam. Nosies labai stipriai ten nelaužkit. Nereikia, tiesiog švelniai, kad oras nepraeitų. Paprastai įkvėpkim, dar nieko neuždengia. Paprastai iškvėpkim, visą laiką kvėpuosim tik per nosį. Pabandykit tiesiai sėdėti, nesukit galvos ten į mane. Dar kartą įkvėpiam, uždengiam dešinę nosies landą ir visą orą iškvėpiam per kairę pusę ir pradėsim. Įkvėpiam per kairę 1, 2, 3, 4. Iškvėpiam per dešinę 1, 2, 3, 4. Įkvėpiam per dešinę 1, 2, 3, 4. Iškvėpiam per kairę 1, 2, 3, 4. Įkvėpiam per kairę 1, 2, 3, 4. Iškvėpiam per dešinę 1, 2, 3, 4. Įkvėpiam per dešinę 1, 2, 3, 4. Iškvėpiam per kairę 1, 2, 3, 4. Įkvėpiam per kairę, užmerkiam akis. Iškvėpiam per dešinę.
Įkvepiam per dešinę. Iškvepiam per kairę. Įkvepiam per kairę. Iškvepiam per dešinę. Įkvepiam per dešinę. Iškvepiam per kairę. Įkvepiam per kairę. Iškvepiam per dešinę. Įkvepiam per dešinę. Iškvepiam per kairę. Įkvepiam per kairę. Iškvepiam per dešinę. Įkvepiam per dešinę. Ir paskutinį kartą iškvepiam per kairę. Paleisim ranką, atsimerkiam. Viduje galbūt pajausim dar kažkokį pojūtį. Greičiausiai pajutot, kad viena nosies landa yra labai laisva, tokia, o kita tokia biškiai užspausta. Atrodo, lyg ir slogos dabar neturit, bet vat kažkas tokio ten yra. Taip yra pa žmogų. Tiesiog dažniausiai žmogus nekvėpuoja per vieną nosies landą, vienodai oro neįkvepiam. Ir tas pokytis jisai turi keistis per visą dieną. Jeigu jau pastebit, kad kokia sloga ir ta nosies landa, jinai tokia kuo daugiau užkimšta, tai kūnas signalizuoja vien tik nuo kvėpavimo, kad artėja kažkokia rimtesnė liga, galbūt ne tik sloga. Uždegiminiai procesai jau mūsų kūne prasideda ir panašiai. Tai apie ką šitas kvėpavimas? Harmonizuojantis vien tik pavadinimas, sako Nadi Shodhana, tai yra pavadinimas, atėjęs iš Indijos, iš sanskrito kalbos. Pakaitinis, nes mes keičiam, harmonizuojantis, nes mes savyje harmonizuojam tuos du mūsų polius. Kairįjį, dešinį smegenų pusrutulį. Vienas yra kairys atsakingas už jausmus, emocijas, kūrybinės veiklas, visą tai, ką mes sugebam viduje išjausti, išgyventi. Dešinys tai yra skaičiukai, verbalinė kalba, visą tai, ką ištransliuojam žodžiu, o dabar jums transliuoju, visą tai, ką mes galim įvilgti į tokius žodžius kaip tikslai, darbai, veikla, siekimas. Tai vat tam, kad būtų ta harmonija, nei kažko per daug, nei per mažai, mes imam ir padarom tokius dalykus.